Sveiki, čia aš Baltoji lapė. Šis tarot kortų skaitimas yra bendras. Dėl privataus tarot kortų skaitimo rašykite man į Messengerį privačią žinutę. Kaip jūsų antra diena Velykų? Aš tai va čia ant švenčių apsirgau, bet va, aš visien jūsų nepalieku. Kad ir kaip surguliuoju, jeigu tikrai pablogės bus prasčiau, tai video ir nebeįkelsiu. Bet dabar, kol dar yra kažkiek sveikatos, dar nėra tai blogai, dar pabendrausim, jūsų vienų nepaliksiu. Taigi, šiandienos tema pamačiau, tokia kaip žinutę gavau, pasižiūrėjau, kad moteris, kurios žiūrite, tai ką jums vyriškis turėtų duoti, parodyti ir apskritai. O vyriškiai, kurie žiūrite, tai ką jūs turėtumėte duoti, parodyti, tai pasižiūrėkim. Ohoho. Rodo moterį. Moterį, jausminga moterį. Jausminga moterį, kuri savo jausmus yra atvėrusi. Jos vidinis pasaulis veriasi, jinai yra atviresnė. Jausminga moteris yra susijusi labai stipriai su gamta. Jinai augina gyvūnus arba jį myli gyvūnus, jie traukia gyvūnai. Jinai yra gamtos žmogus. Jie pasikrauna gamtoje, jai patinka būti gamtoje. Jai mintis ir visas žinojimas ir pamąstymai giliausi ateina, kai pabūna gamtoje. Vyriškiai, atpažinkite savo moteris, ar tai jums skirta, apie jūsų moterį kalba. Šis tarot kortų skaitimas yra bendras, todėl jeigu ne viskas rezonuos, taigi atpažinkit, ar tai apie jūs, o moteris sužvelkit, ar čia apie jūs kalba. Kadangi bendras, tai viskas yra bendrai, todėl dalis tinka vieniem, kitiem kita dalis tinka, kitiem viskas, todėl žino tvarką. Taigi, moteris žinojime, moteris, kurios protas susijungimas su aukštesniuoju aš veriasi, jungiasi su visata. Moteris turinti galbūt intuiciją, tą šeštąjį pojūtį, nuojautą. Gali būti, kad pranašiški, gali būti ir sapnai, ar kaip ir minėjau, stipri nuojauta, veriasi žinios, platėja tas emocinis pasaulis, suvokimas, susijungimas su aukštesniuoju aš. Ši moteris atėjo, vyriškiai, kas žiūrit į jūsų gyvenimą, o moteris, kurioje žiūrit, jūs atėjote į šio vyriškio gyvenimą, kad
sugriautumėte tai, kas jau nebetarnauja, kas jo pasaulyje, jo vidinėme pasaulyje yra jau atgyvenę ir nebetarnauja. Ką dar turėtume žinoti? Taip, jūs esate atėjusi moteris. Pasakiau tvarką, žinot, moteris verskit, kad čia vat apie jūs kalbam, o vyrai, kada va apie jūsų moterį kalbam. Kad galėčiau toliau pasakoti ir nereiktų priminėti. Taigi pasirinksiu vieną pusę ir kalbėsiu. Tiesiog, o jūs verskite save, kas kaip. Tvarką paaiškinu. Taigi, moteris atėjo į gyvenimą, kad jūsų pakeisti tai, kas yra atgyvenę. Parodyti, kas yra bendrystė, kas yra tikroji meilė, kas yra supratingumas, kas yra šeima, parodyti tai, kas priešingybę, tą, ką jūs laikėte, visas baimės, traumas, parodyti priešingybę, kad gali būti ir kitaip, kad tai jau, kad tie dalykai, kurie jūs stabdo, spaudžia jūsų viduje, kad jie jau dabarčiai toliau judėjimui į ateitį jau nebetarnauja jum, jie jum nebegelbėja, tiesiog yra, kaip sakant, papildomas lagaminas šiukšlių, kurių jūs tampotės bereikalingai, o naudos jokios. Ką dar turėtume žinoti? Ką dar jūs turėtumėte žinoti? Ką dar turėtumėte žinoti? Ką dar turėtumėte žinoti? Ką dar turėtumėte žinoti? Aš tikiuosi, jūs esat sveiki, nesusirgo taip kaip aš. Tikriausiai vienas iš žiauriausių momentų tokių, kad susirgti per šventes. Nieko savo šventas. Taigi ši moteris yra jūsų sielos dvynė. Taip, šita moteris yra sielos dvynė. Sielos dvyniai vienas kito traumas, vienas kitam atspindi. Geras jūsų tamsią ir šviesią pusę atspindi. Ši moteris yra atėjusi į jūsų gyvenimą, kaip ir vat minėjau, pakeisti tai, kas yra atgyvenę, tai, kas jau, ką turit paleisti, bet nesate paleidę, kad jūsų gyvenime ateitų laimė, jūsų gyvenime ateitų pozityvi energija, tobulėjimas, sėkmė, nes jūs stabdo traumos ir tam tikri blokai pas vienus, pas visus gali būti skirtingi dalykai. Todėl šitos traumos, kaip blokai jūsų viduje, užima vietą energetiškai ir jūs negalite tobulėti, negalite kažko toliau siekti, galite jaustis suvaržytas.
Kaip ir minėjau, vat, sunku yra tobulėti. Labai sunku. Matau, laužot save labai stipriai. Labai stipriai laužot, bandot kažkiek keistis. Bandot keistis. Ši moteris atėjusi į jūsų gyvenimą tikrai jūs verčia labai stipriai keistis. Tiek išorė, tiek vidumi. Ką dar turėtume žinoti? Ką dar turėtume žinoti? Ką dar turėtume žinoti? Ką dar turėtume žinoti? Turit priimti savo šviesę ir tamsiąją pusę. Turit susidraugauti su savimi, išgydyti savo viduje esantį skausmą. Nustoti kovoti. Nustokit kovoti su likimu, priimkite tai, kas jums nutiko. Priimkite taip, kaip patirtį. Nustokit kovoti viduje dėl praeities su savimi, su tuo skausmu. Nustokit kovoti. Nustokit kovoti, reikite į priekį, jūsų laukia šviesi ateitis, jūsų laukia laimė. Jūsų laukia laimė. Džiaugsmas. Jūsų laukia šventė. Jūsų laukia ateityje kažkokia didžiulė šventė. Taigi nustokit kovoti, priimkit kaip patirtį, susidraugaukit su savimi, apkabinkite savo vidinį vaiką galbūt, kai kurie apkabinkit savo vidinį paauglį, kai kurie apkabinkit savo jauną suaugusį, apkabinkit ir pasakykit, kad viskas gerai, tu esi saugus. Jau tai, kas buvo, nebepasikartos. Tu gali visą tai paleisti. Tu esi saugus. Tavęs niekas nebevaržo. Gali pailsėti. Džiaukis gyvenimu. Apkabinkit savo vidinį aš, kuris yra nuskriaustas, kuris yra traumuotas. Labai stipriai apkabinkit ir pasakykit, kad viskas bus gerai, kad visą tai galite įveikti kartu, nes jūsų laukia laimė ir didžiulė šventė. Didžiulė šventė laukia jūsų. O šventė apie ką? Sužinosim ateityje. Dabar tik matau, kad didžiulė šventė, o kokia šventė laukia jūsų, nežinau, bet jums didžiulė. Su trenksmu vyks didžiausio, todėl linkiu jums didžiausios sėkmės. Ačiū, kad buvote kartu su manimi. Komentuokit, su kuo rezonavo, siūlykite temas.
Taigi, ačiū, kad buvot su manimi ir iki kitų kartų.